Sveiki, aš esu Gusė. Emilija. Ramonė. Emilija. Ir mes esame lietuvių kalbos klausimėlis. Mūsų idėja yra apklausti Vilniuse studentus ir išsiaiškinti, kaip jie kirčiuoja žodžius ir žino lietuviškas tarmes. Momentas. Rugiagėlio. Piliakalniai. Labadiena. Kilogramas. Įdomu. Kreditas. Moteris. Trakai. Labadiena. Piliakalniai. Įdomu. Kreditas. Moteris. Dokumentas. Labadiena. Piliakalniai. Momentas. Rugiagėlė. Piliakalniai. Labą dieną. Trakai. Dokumentas. Moteris. Sveikberė. Paišelė. Knygutė, kurią nežinau. Giedros. Zopė. Neįsivaizduoju. Punčiakas. Maišas toks, ne? Patermasas. Gėlė. Pakaba. Jopelio. Maros knelio. Pabonga. Priešas. Priešas yra. Giedros. Neturiu jokių idėjų apie tai, ką tai galėtų reikšti. Tas pats yra ir su antru žodžiu. Sveiberė. Čia lietuviški žodžiai? Gerai. Nežinau. Pabonga. Nu, tikiausiai kažkas kažką muša. Tai galima matyti, kad čia yra boksas. Žekė. Manau, kad kojinė. Pėtelnė. Nu, skamba realiai kaip pėtkelnė, manau, tai bus pėtkelnė. Tai... Takėnės. Sausainis. Patermasas. Nu... Tėvelis, kažkas su tėvu turėtų būti tikrai. Punčiakas. Tikriausiai smūgis. Kumpas. Tai turbūt kampas. Runka. Ranka tikriausiai. Žusis. Nežinau, žąsis galbūt. Tėvas. Nu, tai tikriausiai tėvas. Reizas. Nežinau šito. Grūtė. Gal tokia sriuba. Lepeškos. Sakyčiau, grybai gal kažkokie. Griekas. Kažkoks maistas. Laška. Gėlė. Kvietkai. Griekiai gal kažkokie. Meilė. Mama. Saulė. Banalu. Meilė. Tikrumas. Džiaugsmas. Ačiū.